Klonavimas yra viena iš tų temų, kuri vis dar atrodo labiau tinkama mokslinės fantastikos romanui, o ne realybei. Tokiuose kūriniuose dažnai minimos slaptos laboratorijos, stikliniai rezervuarai subręstančių identiškų būtybių armija ir panašiai. Tačiau nepaisant to, iš tikrųjų klonavimo eksperimentai ir netgi sėkmingai pasibaigę gyvūnų klonavimai jau vyksta ne vieną dešimtmetį, o drauge su jais nekyla kalbos apie žmonių klonavimą. Tad šį kartą būtent ir aptarsime tiek gyvūnų, tiek žmonių klonavimą. Sužinosime, kada buvo klonuotas pirmasis žinduolis, ar šiais laikais įmanoma klonuoti savo mylimus augintinius ir atsakysime į klausimus, kasgi yra žinoma apie žmonių klonavimą ir ar kada nors buvo realių bandymų dirbtiniu būdu sukurti žmogaus kopiją. Bet prieš neriant į šią paslaptingą temą, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti, ką manote apie klonavimą ir pasidalinti šiuo video su draugais. Taip pat siūlau prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte būsimų laidų. Klonavimas yra genetiškai identiškos gyvo organizmo kopijos sukūrimo procesas. Gamtoje natūraliu būdu tai vyksta gan dažnai. Pavyzdžiui, identiškus dvynius galima vadinti natūraliais klonais, kurie atsirado vienam apvaisintam kiaušinėliui pasidalijus į du. Daugelis augalų taip pat klonuoja save, pasitelkdami tokius procesus kaip pumpuravimas ar vegetatyvinis dauginimasis. Tačiau mokslininkai jau ne vieną dešimtmetį domisi dirbtiniu klonavimu, priversdami kopijų kūrimo procesą vykti ne natūraliai, o įsikišant žmogui. Dirbtinis klonavimas būna 3 pagrindinių formų. Pirmoji – genų klonavimas, kurio metu kopijuojami tam tikri DNR segmentai. Tai gan dažna sritis tyrinėjama įvairiose tyrimų laboratorijose ir biotechnologijų įmonėse. Antroji – reprodukcinis klonavimas, kurio tikslas sukurti visą organizmą identišką kitam. Trečioji – terapinis klonavimas, kurio metu kuriami klonuoti embrionai, siekiant sukurti kamieninės ląsteles, naudojamas medicininiam gydymui ar tyrimams. Šiandien visą dėmesį skirsime reprodukciniam klonavimui, tam klonavimo tipui, kurio metu galiausiai gimsta tikras klonuotas gyvūnas. Tai tas pats klonavimo tipas, kuris hipotetiškai kalbant taip pat galėtų būti naudojamas žmonių klonavimui. Jei žvelgsime į oficialius dokumentus, mokslininkai pirmą kartą pradėjo eksperimentuoti su klonavimu dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Žinoma, jie iš pradžių nesigrebė itin sudėtingų atvejų ir savo eksperimentams rinkosi kuo paprastesnius organizmus. 20-ojo amžiaus 3 ir 4 dešimtmečiuose mokslininkai tyrinėję varles pradėjo gilintis į tai, kas vėliau tapo šiuolaikinio klonavimo pagrindu – procesą vadinamą branduolio perkėlimu. Branduolio perkelimo metu paimamas vienos ląstelės branduolys, kuriame yra organizmo DNR ir įdedamas į kiaušialąstę, kurios branduolys buvo pašalintas. Jei viskas klostosi gerai, kiaušialąstė pradeda vystytis kaip normalus embrionas. Tačiau pirmieji bandymai nebuvo sėkmingi. 1938 metais vokiečių mokslininkas Hansas Spemanas pasiūlė idėją perkelti branduolius iš vienos ląstelės į kitą, kad būtų sukurtas klonas. Nors jo įžvalgos padėjo svarbų teorinį pagrindą, tačiau jam trūko priemonių šią idėją patikrinti ir išplėsti. Tad pirmieji klonavimo žingsniai buvo žengti tik praėjusio amžiaus 6 dešimtmetyje, kai Robertas Briksas ir Tomas Kingas sėkmingai klonavo buožgalvius, naudodami branduolius paimtus iš ankstyvųjų embrionų ląstelių. Tai nebuvo suaugusių gyvūnų klonai, tik embrionai, tačiau klonavimo koncepcija pagaliau perėjo iš teorijos į praktiką. Kitas didelis žingsnis buvo žengtas 1962 metais, kai britų mokslininkas Jonas Gordonas paėmė branduolį iš pilnai išsivysčiusios varlės ląstelės, perkelė jį į varlės kiaušinėlį be branduolio ir sukūrė gyvą buožgalvį kloną. Tai buvo pirmas oficialiai užfiksuotas atvejis, kai mokslininkams pavyko sėkmingai sukurti kloną iš suaugusio gyvūno. Toks pasisekęs eksperimentas įrodė labai svarbų faktą, kad suaugusios ląstelės DNR vis dar turėjo visas reikalingas instrukcijas, kad būtų sukurtas naujas, identiškas organizmas. Vėliau Jonas Gordonas už šį atradimą netgi gavo Nobelio premiją.
Tačiau, kai mokslininkai pabandė pereiti prie žinduolių klonavimo, toks žingsnis pasirodė daug sudėtingesnis. Žinduolių kiaušinėliai yra žymiai jautresni, o ląstelių dalymosi laikas irgi yra žymiai sudėtingesnis. Mokslininkai vis bandė pakartoti varlėms darytus eksperimentus, juos darant su žinduoliais, tačiau jiems nesisekė. Tik praėjusio amžiaus 10-ajame dešimtmetyje tyrėjai pradėjo daryti pažangą, imdamiesi avių embrionų klonavimo naudojant embrioninės, o ne suaugusias ląsteles. Šie ankstyvieji bandymai leido manyti, kad žinduolių klonavimas teoriškai yra įmanomas, tačiau iki išties rimto proveržio dar reikėjo nemažai kantrybės ir geresnio techninio pasirengimo. 1996 m. Liepos 5 d. Roslin institute Škotijoje gimė avelė vardu Dolly. Ji tapo pirmuoju žinduolio klonu, kuris buvo sukurtas klonuojant iš suaugusios somatinės ląstelės, naudojant metodą vadinamą somatinių ląstelių branduolio perkėlimu. Šio proceso metu buvo paimtas suaugusios avies pieno liaukos ląstelės branduolys, sujungtas su kiaušialąste, kuriai prieš tai buvo pašalintas branduolys, o tada nauja ląstelė buvo stimuliuojama elektrošoku, kad būtų skatinamas jos dalymasis. Eksperimentuodami mokslininkai atliko net 277 bandymus, bet tik vienas embrionas sėkmingai išsivystė į gyvą ėriuką Dolly. Tiesa, apie pirmą sėkmingą klonuotą ir išgyvenusią avelę pasauliu viešai paskelbta tik 1997 metų pradžioje, nes tikriausiai pirma buvo stebima, ar Dolly tikrai išgyvens ir sulauks brandesnio amžiaus. Klonuota avis Dolly iš karto tapo pasaulinė sensacija. Laikraščiai visame pasaulyje spausdino straipsnius su stambiomis antraštėmis, svarstydami, ar jau greitai pasaulis išvys pirmuosius klonuotus žmones. Pati Dolly daugeliui žmonių atrodė kaip mokslinis stebuklas, tačiau taip pat nemažai žmonių į tai žiūrėjo skeptiškai ir ėmė nerimauti, kad kažkur galbūt jau vykdomi slapti žmonių klonavimo eksperimentai. Dolly išgyveno 6,5 metų iki 2003. Jos gyvenimo trukmė buvo trumpesnė nei vidutinė avių gyvenimo trukmė, todėl tai sukėlė papildomų diskusijų ir klausimų, kad galbūt klonuoti gyvūnai sensta greičiau. Be to, Dolly taip pat gan anksti išsivystė artritas, todėl mokslininkai irgi spėliojo, ar tai tik sutapimas, ar visgi klonavimo pasekmė. Vėlesni tyrimai parodė, kad klonuoti gyvūnai iš tikrųjų gali turėti trumpesnes telomeras, apsauginius chromosomų galų dangtelius, o tai gali turėti įtakos senėjimui. Tačiau po ne vieno sėkmingai atlikto klonavimo taip pat pastebėta, kad ne visi klonai sensta greičiau ir daugelis gyvena tokį patį gyvenimą kaip originalūs gyvūnai. Po sėkmingos avelės Dolly istorijos klonavimo eksperimentai sparčiai plėtėsi. Mokslininkai tiek Europoje, tiek Jungtinėse valstijose, Japonijoje, Pietų Korėjoje pradėjo mėginti klonuoti karves, ožkas, kiaules, triušius ir net kates bei šunis. Tačiau nepaisant šiokio tokio pasistumėjimo į priekį, klonavimas vis tiek išliko labai neefektyvus. Net ir dabar praėjus keliems dešimtmečiams po avelės Dolly sukūrimo, didžioji dalis bandymų sukurti žinduolių klonus žlunga. Daugelis klonuotų embrionų netinkamai vystosi, o nemaža dalis klonuotų gyvūnų kenčia nuo sveikatos problemų. Kai kurie apskritai gimsta negyvi, kitiems išsivysto kvėpavimo takų problemos, imuninės sistemos sutrikimai arba organų vystymosi sutrikimai. Ir visgi, nepaisant rizikos ir brangumo, viena komercinė šaka ne tik prigijo, bet ir kasmet sulaukė vis daugiau klientų. Tai naminių gyvūnėlių klonavimo verslas. Taip, tai nėra tik fantastinio filmo siužetas. Jau daug metų turtingi žmonės klonuoja savo šunis ir kates, tam kiekvieną kartą išleisdami didelės pinigų sumas. Netgi galima užsisakyti klonuotus žirgus, kurie yra sėkmingi prieš tai gyvenusių žirgų klonai. Komercinis naminių gyvūnėlių klonavimas prasidėjo dar šio amžiaus pradžioje. Vienas pirmųjų garsių klonavimo atvejų įvyko 2001 metais, kai Jungtinėse valstijose gimė pirmoji klonuota katė, pavadinta Cici. Tai copycat trumpinys, kas išvertus į lietuvių kalbą reikštų katės kopija ar kopijuota katė. Ji ne tik išgyveno ir buvo sveika katė, kuri nugaišo sulaukusi net 18 metų,
bet ir sugebėjo sykį pagimdyti 4 kačiukus, kurie laikomi pirmieji naminiai gyvūnėliai, kuriuos pagimdė klonuotas gyvūnas. Tiesa, išgyveno tik 3 kačiukai, o 4 jau gimė negyvas. Įdomu tai, kad Cici įrodė labai svarbų faktą. Genetinis klonas dar nereiškia, kad jis atrodys ir elgsis lygiai taip pat kaip originalas. Nors Cici genetiškai buvo savo pirmtakės klonas, jos kailio raštas, asmenybė ir elgesys skyrėsi nuo pirmtakės dėl epigenetinių veiksnių ir vystymosi skirtumų. Tačiau toks faktas nesustabdė augintinių klonavimo verslo augimo. Atrodė, kad turtingi žmonės buvo pasiryžę mokėti didelės sumas vien tam, kad galėtų turėti genetišką savo mirusio augintinio kloną, net nekreipdami dėmesio, kad jis neatrodo kaip 100% klonas. Iš esmės šie klonuoti augintiniai labiau buvo savo pirmtakų giminaičiai nei klonai, tiek savo išvaizdos, tiek savo charakterio pokyčiais. Šiandien augintinių klonavimo verslai vis dar sėkmingai veikia įvairiose šalyse. Tokios įmonės kaip Viagen Pets Jungtinėse valstijose ir Sinogen Kinijoje siūlo komercinės klonavimo paslaugas. Žinoma, tai vis dar prieinama tik turtingiams asmenims, nes eilinis minimalų atlyginimą gaunantis žmogus vargu ar išgalėtų sumokėti apie $50,000, kad gautų savo šuns kloną. Kai kuriais atvejais suma būna dar didesnė, ar bent jau taip giriasi įvairios įžymybės. Pavyzdžiui, dainininkė Barbara Streisand klonavo savo šunį ne vieną, o 2 kartus. Bet ir šiuo atveju pati moteris pripažino, kad abu šuniukai nebuvo identiški prieš tai turėtam. Jų charakteriai ir elgesys skiriasi tiek vienas nuo kito, tiek ir nuo jų pirmtako. Kaip vyksta augintinio klonavimas? Iš augintinio paimamas audinio mėginys, ląstelės išsaugomos ir vėliau naudojamos somatinių ląstelių branduolio perkelimui. Surogatinė motina išnešioja klonuotą embrioną iki pat pabaigos, kaip ir įprasto natūralaus nėštumo atveju. Gimęs gyvūnas turi tą pačią DNR kaip ir originalus augintinis. Tačiau, kaip jau minėjau, jo asmenybė ir atmintis yra visiškai nauji. Dažnu atveju jo išvaizda irgi kažkiek skiriasi nuo originalo. Čia kyla daug slidžių klausimų. Ar klonavimas yra teisingas pasirinkimas vedamas didžiulės meilės savo augintiniui? O gal kaip tik ėjimas prieš gamtą ir žiaurus elgesys su gyvūnais? Dėl gyvūnų gerovės susirūpinusios organizacijos pabrėžia, kad net ir šiais laikais gyvūnų klonavimas yra labai sudėtingas ir trapus reikalas, todėl daugelis embrionų tiesiog žūva. Be to, dėl dažno nepasisekimo ne tik reikia daugybė surogatinių motinų, kurių pagalba bandomi išauginti dirbtinai sukurti gyvūnai, bet ir pačioms surogatinėms motinoms dažnai atliekama daugybė procedūrų. Todėl teigiama, kad su klonavimu susijusios gyvūnų kančios ir paliekamos biologinės atliekos yra nepateisinamos jokių atvejų, ypač kai milijonams gyvūnų prieglaudose reikia namų. Nors naminių gyvūnėlių klonavimas tapo nišiniu verslu, kurio klientai šiuo metu tampa tiesiog turtingi savo augintinių gedintis asmenys, yra ir kitas sritis, kurioje klonavimas atlieka itin svarbų vaidmenį. Pasitelkiant klonavimą, bandoma išsaugoti nykstančias rūšis. Per pastaruosius dešimtmečius net kelios skirtingos grupės tyrinėjo klonavimą kaip priemonę, kuri gali padėti atgaivinti ar stabilizuoti retų gyvūnų populiacijas. Pavyzdžiui, 2001 metais mokslininkai klonavo gaūrą, nykstantį į raudonąją knygą įrašytą jaučių šeimai priklausantį žinduolį. Tačiau jauniklis nugaišo praėjus vos 2 dienoms po gimimo. 2003 metais mokslininkai sėkmingai klonavo bantengą, kitą nykstantį gyvūną priklausantį jaučių šeimai. Šis klonas buvo pirmasis sėkmingai klonuotas nykstantis gyvūnas, kuris pasiekė pilną brandą. 2003 metais mokslininkai taip pat sėkmingai sukūrė Pirėnų kalnų ožką, dar vadinamą bukardu. Pirmąjį gyvūną kada nors prikeltą jau po visiško išnykimo, nes ši rūšis išnyko dar 2000-aisiais. Mokslininkams pavyko klonuoti jau išnykusi gyvūną, nes išsaugojo jo audinių mėginius. Deja, ši klonuota Pirėnų ožka nugaišo vos po kelių minučių po gimimo, nes turėjo didžiulius plaučių defektus. Tad gan skaudžiai ironiška, kad tai buvo ne tik pirmasis jau po išnykimo atgaivintas gyvūnas,
bet ir pirmasis gyvūnas, kurio išnykimas įvyko 2 kartus. Jei žvelgiant dar arčiau dabartinio laiko, bandymai klonuoti tęsiasi ir toliau. Pavyzdžiui, 2018 metais buvo pranešta apie pirmąjį sėkmingą primatų rūšies klonavimą, kurį atliko Kinijos mokslininkai. 2017 metais jiems pavyko sukurti 2 identiškus makakos klonus. Jos klonuotos pasitelkiant tokį patį metodą, koks buvo naudojamas kuriant avį Dolly. O 2020 metais mokslininkai sėkmingai klonavo juodakojį šešką, panaudodami užšaldytą DNR iš gyvūno, kuris gyveno praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Šis klonas vardu Elizabetė Ana sėkmingai išgyveno ir tapo itin svarbiu simboliu, plečiant nykstančių rūšių genetinę įvairovę. O dabar pereikime prie man asmeniškai įdomiausios dalies – žmonių klonavimo. Juk jeigu jau kelis dešimtmečius klonuojame įvairius gyvūnus, natūraliai kyla klausimas, ar tas pats nevyksta su žmonėmis. Gandai apie tai, kad mokslininkai paslapčiomis atlikinėja neteisėtus eksperimentus ir bando klonuoti žmones, sklando dar nuo avelės Dolly laikų. Netgi buvo tokių, kurie viešai pareiškė, kad jau sėkmingai klonavo žmogų. Vis dėlto, nepaisant ne vieno žiniasklaidoje nuskambėjusio atvejo, kol kas nėra jokių oficialiai patvirtintų ir dokumentuotų įrodymų, kad kažkur kažkada iš tikrųjų buvo sukurtas nors vienas žmogaus klonas. Tiesa, tai nereiškia, kad niekas niekada nebandė to daryti, ar bent jau nesvajojo apie tai, skubėdami pasigirti visam pasauliui. Pavyzdžiui, dar 1998 metais Pietų Korėjos mokslininkai pareiškė, kad sėkmingai klonavo žmogaus embrioną. Tačiau jie taip pat teigia, kad eksperimentas buvo nutrauktas labai anksti, kai klonas tespėjo pasidauginti iki 4 ląstelių grupės. 21 amžiaus pradžia buvo gan chaotiškas metas, kai žmonių klonavimo teiginiais bandė mėtytis ne vienas žmogus ar organizacija. Vienas iš žinomesnių, Kipre gimęs, bet vėliau į Ameriką emigravęs vaisingumo specialistas Panayotis Zavos. Jis nekartą teigė, kad bandė klonuoti žmogaus embrionus. Zavos taip pat sakė, kad sėkmingai perkelė klonuotus embrionus kelioms moterims, bet taip ir nepateikė jokių mokslinių įrodymų, kad nors vienas nėštumas iš tikrųjų buvo įgyvendintas. Tad galiausiai jis tiesiog buvo kritikuojamas kaip neatsakingai šnekantis melagis, skleidžiantis nepatikimą informaciją apie savo veiklą. O labiausiai nuskambėjęs žmogaus klonavimo atvejis įvyko 2002 metais. Clonate kompanija, siejama su religinė grupuotė, kuri tiki, kad žmonės sukūrė nežemiškos būtybės genetinės inžinerijos būdu, o nemirtingumą galime pasiekti per žmonių klonavimą, 2002 metais surengė spaudos konferenciją. Konferencijos metu Clonate atstovė pareiškė, jog jiems esą pavyko pirmą kartą žmonijos istorijoje klonuoti žmogų. Ji pranešė, kad gimė pirmasis klonuotas kūdikis, mergaitė vardu Ieva. I'm very, very pleased to announce that the first baby clone is born. She was born yesterday at 11:55 and we call her Eve between us. Nors ši istorija plačiai nuskambėjo žiniasklaidoje, vis dėlto Clonate taip niekada ir neparodė nei pačios mergaitės, nei nors kažkokių mokslinių įrodymų, kad tikrai klonavo žmogų ir jis sėkmingai išgyveno. Beje, ta pati kompanija vėliau teigia, kad sugebėjo klonuoti dar 14 žmonių, bet vėlgi niekada nepateikė jokių įrodymų apie klonų egzistavimą. Todėl galiausiai ir Clonate sulaukė daug kritikos dėl melagingos informacijos apie žmonių klonavimą. 2004 metais Pietų Korėjos Seulo nacionalinio universiteto mokslininkas Wang Wung-sukas su komanda Science žurnale paskelbė straipsnį, kuriame teigė, kad mėgintuvėlyje sukūrė klonuotą žmogaus embrioną ir iš tokių embrionų pacientams pritaikytas kamieninių ląstelių linijas. Tačiau nepriklausomo mokslinio komiteto nariai vėliau nerado jokių įrodymų patvirtinančių tokį teiginį. Išaiškėjo, kad Wang Wung-sukas suklastojo duomenis ir netgi pažeidė etiką. Tarp pažeidimų buvo įrašyta ir prievartinė kiaušialąsčių donorystė. Tad galiausiai straipsnis buvo pašalintas,
o Van Vunksukas atleistas iš pareigų ir nuteistas už lėšų pasisavinimą. Taip pat dažnai sklandė gandai apie klonuotus kūdikius slaptose klinikose, pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose ir Kinijoje. Nesykį atsirasdavo žurnalistų ar net organizacijų, bandžiusių tirti galimą slaptą žmonių klonavimą ir neteisėtus eksperimentus, tačiau tokios istorijos galiausiai žlugo dėl įrodymų trūkumo. Tad kodėl iki šiol, ar bent jau žiūrint pagal oficialius duomenis, žmonių klonavimas vis dar nevyksta, nors jau kelis dešimtmečius sėkmingai klonuojame gyvūnus? Tai susiję tiek su moksliniais, tiek su etiniais klausimais. Moksliniu požiūriu, bent kol kas, žmogaus reprodukcinis klonavimas yra neįtikėtinai rizikingas. Net ir gyvūnų klonavimo atveju nesėkmės rodikliai yra itin aukšti. Daug klonuotų embrionų neįsitvirtina gimdoje. Tarp tų, kurie visgi įsitvirtina, nemažai jų išsivysto su baisiais apsigimimais ir su normaliu gyvenimu nesuderinamomis ligomis. Žmogaus atveju, bent jau dabartinėmis sąlygomis, klonavimas būtų dar sudėtingesnis ir rizikingesnis. Klonavimo bandymai sukeltų sunkius apsigimimus, persileidimus ar ankstyvą mirtį. Etiniu požiūriu, žmonių klonavimo pasekmės tiesiog būtų per žiaurios ir visiškai nepriimtinos. Be to, daugumoje šalių jau dabar priimti įstatymai, pagal kuriuos reprodukcinis žmogaus klonavimas yra neteisėtas. Tarp tokių šalių yra ir Lietuva. Net tos valstybės, kurios leidžia terapinį klonavimą, vis tiek draudžia kurti žmonių kūdikių klonus. Tokie įstatymai galioja ne tik dėl saugumo, bet ir dėl tapatybės, teisių išnaudojimo galimybės klausimų. Juk nežinia, kurioje bendruomenės barikadų pusėje stovėtų klonas ir kaip jį sugalvotų panaudoti jo kūrėjai ar už jo kūrimą sumokėję asmenys. Dabar vienintelis aspektas, kuris visgi priimamas teigiamai, tai terapinis klonavimas, apimantis klonuotų embrionų kūrimą ne tam, kad iš jų vėliau išsivystytų kūdikis, o tam, kad būtų surinktos kamieninės ląstelės, kurios būtų genetiškai identiškos paciento ląstelėms. Teoriškai, šios ląstelės gali būti naudojamos tam tikroms ligoms gydyti ar auginti suderinamus audinius, kurie irgi būtų naudojami gydymui. Taigi žmonių klonavimas yra slidus reikalas, kurio bent jau oficialiai nebando atlikti jokia valstybė, o pavieniai atvejai, kai buvo kalbėta apie įvykusį klonavimą, taip ir nebuvo įrodyti. Kol kas žmonių klonavimas išlieka teorinis. Tai iš esmės lyg ir būtų galima padaryti, bet praktiškai vis dar laikoma neetiška ir pavojinga. Visuomenė dar net nežino, kaip atsakyti tokius klausimus, ką reiškia būti žmogumi klonu, kokias teisės turėtų klonai ir kaip visuomenė pasikeistų, jei būtų ištrinta riba tarp natūralios reprodukcijos ir dirbtinių klonų. Daugelis baiminasi, kad klonavimas gali paversti žmones tiesiog objektais, produktais sukurtais pagal poreikį. O kiti baiminasi eugenikos ir galimos genetinės nelygybės ar panašiai. O kaip manote jūs? Ar kažkur jau klonuojami žmonės ir ar apskritai žmonių klonavimas būtų etiškas? O kaip dėl augintinių klonavimo? Ar tai visiškas ėjimas prieš gamtą ir savęs apgaudinėjimas? O gal puikiai išeitis negali susitvarkyti su augintinio netektimi? Nepamirškite parašyti savo nuomonės, paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.